Tęsime mūsų rubriką vienos keptuvės receptai ir šiandien gaminsime paeliją. Įkaitiname stamatakos alyvuogių aliejų ir apkepame vištieną. Pasūdome Salt Odyssey aštria druska ir pabarstome juodaisiais pipirais. Išimame iš keptuvės. Dar truputį aliejaus ir kepame svogūnus su paprika. Kai jie tapo auksinės spalvos, dedame smulkintus pomidorus. Ir dar kartą pasūdome ir pabarstome pipirais. Kaip visada česnakas, truputis balzaminio acto ir cukraus. Pridedame žirnių ir kukurūzų. Grąžiname vištieną ir suberiame ryžius. Ryžių plauti nereikia. Įpilame vandens ir dar kartą pasūdome. Kai ryžiai pusiau paruošti, pridedame krevetes. Jas paliekame su lukštais, kad būtų stipresnis skonis. Kai ryžiai suminkštėjo, o vanduo išgaravo, galime papuošti džiovintomis citrinomis ir žalumynais. Nuorodą į pilną receptą aprašyme. Skanaus!